Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą, kurią apmąstysime šią savaitę. Išminčiams iškeliavus štai pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodui mirus štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai: jį vadins Nazarėnu. Tai Viešpaties žodis.